Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną ruošime šitą polo išvežimui į Metaliną. Tai žodžiu dabar apie Poliaką. Buvo biški filmuota, žadėjom mes jį atkelt, žadėjom galvutę kelt, žadėjom viską tvarkyt, bet kažkaip atėjom į protą, kad blemba neapsimoka žiauriai. Nu tas polo, jo, jisai turi savo šarmo, kaip sakant, turi savo istoriją, ypatingai mūsų kanale. Bet mes nusprendėm jį priduoti į metalą. Tai šiandienos esmė tokia, kad mes išsiimsim dalis, kurios mums galbūt bus reikalingos, galbūt kažką parduosim. Tai dabar einam ir žiūrim, kas iš to polo likę. Manau, pirmiausia atsidarom kapotą. Čia mes neturim akumuliatoriaus. Tas akumuliatorius dabar guli su barike. O, čia dar žiauriau negu pereitą kartą. Nu jo, vaizdelis toks. Čia gilių turėjo būti, ne? Yra ir prinešta visokių dalykų iš graužikų. Va, ten dar yra. Eina savo, čia kiek prikritę tų sėklyčių. Matosi kamštis prasuktas, nu tai dėl to, kad tarpinė pučia, kad čia biški geriau gyventų. Apibėgęs visas tepalais gal. Jo, čia net aprūkė, juodai taip. Čia visur apibėgę. Aišku, čia nieko baisaus. Čia turim savo saugiklį, kuris yra su vėlytėm. Dėl to, nes neveikia tas saugiklis. Žodžiu, čia turim problemų, tai kalną belė kokį, iš tikrųjų. Kondiškė neveikia, ventiliatorius neveikia. Nieks čia, žodžiu, neveikia. Čia yra telikas, taigi sudaužytas, kažkada darėm senai video. Nieko nebepakeitėm. Čia kaip buvo susuktas tas polo po griovio, taip ir liko. Nu ką mes čia turim? Neprisukta niekas, ne? Nu labai gerai. Atsisuksim čia, nešam. O, parūko dūmelis reiškia gyvybės yra. Bet ar užteks tos gyvybės išsukti šitam monstrui? Aš manau, kad užsikurs iš poros pasukimų. Nu bet žinai, dabar tas akumas nepakrautas, pastovėjęs dar ir buvo dar tokių gan vėsių vakarų. Tai žiūrėsim. Nu jo, bet tada kada mes buvom jau užkūrę? Čia buvo pavasario pradžia, man atrodo, ne? Jo, bet buvo šviežiai akumas pakrautas. Na, tai žinai, nu žiūrėsim, gal užsikursim. Lemba, čia jau reikia neišsitept kažkaip. Bandom. Ei, tu na, jau taip sunkiai. Aš girdžiu, kaip subas jam pulsuoja. Jo, jisai bup. Nu ten kažkas blogai sustipreko. O kaip gazą priima? Tai kaip dūmė? Eik, tu na. Pala, kiek dizelio yra. Ai, labai nedaug. Neapsimoka čia išleidinėti jo. Lemba jo labai gražiai dirba. Net gaila, ne? Nu. Čia viskam. Tai vien dėl tos tarpinės pinigų tiek sueis, kad realiai variklį nuperki 2 tokius. Ką dar čia pavardint? Kondiškė neveikia, ventiliatorius neveikia, padangų reikia. Stabdžiai bus supūvę visiškai, spiruoklė trūkus, kitos jau tokios ant ribos. Žiauriai supūvę viskas. Tai šiaip supelėjęs visas salonas. Supelėjęs salonas, leidžia vandenį. Jo, leidžia vandenį į vidų. Visur sulyja, visą bagažinę. O ten dar tebėra balutė vandens. Nu čia tragedija, vat koks salonas, voratinklių pilna, pelėsio pilna. Ta mašina padaryt, kad jinai pilnai eksploatuojama būtų normaliai, ta prasme viskas funkcionuotų, kas turi funkcionuoti. Tai čia jaučiu kokią štuką mažiausiai reikia investuoti, o tokį polą gali nupirkti, nežinau, už kelis šimtus eurų jaučiu. Jo, čia štuka yra be darbo ir dar pigiausiam dalim. Jo, realiai. Bandau aš ją tada pavaryti čia ant kiemo, kad būtų lengviau išsiranklėti viską. Oi. Kažkas buvo ten. Palauk.
Matai, čia padangos visai nebėra. A. Ir jinai čia taip skaudžiai. Važiuok. Čia nei padangos nebėra, nei spiruoklės. Eik tu, kaip žemai. A girdi, tau storiuką reik nusifilmuoti. Va, spiruoklė jau buvo nupirkta. Gerai, kad nedaug mokėjai. O čia. Labai gražu. Va, gerai. Ką čia tas vairas? Na ir ką čia, ponas, darom? Stabdį tipo tokį. Eik tu. Tos plytelės kaip šokinėja. Tu pažiūrėk, ką pridirbai. Plytelė kaip buvo, taip liko. Aš sakau, čia danga pas tavęs tokia, kad tiesiog žiauriai kabina. Ir gerai. Tai ką, bandėm padaryti burnautėlį. Aišku, nelabai afigenai gavos, bet biškį pasvaigom ir užteks. Dabar galim išsiardyti tą, ką norėjom. Tada pasistatysim šiek tiek į šoną, kad netrukdyt. Ir nusiimsim ratus. Nuo ko pradedam dabar, kaži? Ką, žinau, gal vairą reikia nusimti, ne? Ar kolonkės? Čia dūmų pilna. O, ponas. Ar kolonkės iš priekio greit išlupt? Nesvarbu, jaučiu, galim pradėti nuo kolonkių. A, čia langai irgi atsidaro, ne? Jo, šitas tai veikia vienas. Aš norėčiau net neimti apšyvkių kažkaip. Išeitų. Tai rauktas apšyvkės tiesiog iš... Sakai, galima imti apšyvkės, taip. Nu gerai, nu. Ir viskas, esam prie kolonkių. Gerai. Kokias čia? Galvau, kad pionieriai. Nu tai ką aš tau sakiau, na? Kokias čia esi sudėjęs? Jeigu nori, išimsiu, nu, jau kad prašėjai. Pasirodo, yra visi varžtai. GVC čia yra. Kur čia tas langas su kuo darosi? Mažiau stiklų bus kieme. Durability test. Norėjau pažiūrėti kokią kolonkę. Šiaip gerai langus atidarysi, gal prilis dar į mašiną daugiau svers. Jeigu lis. Prisimink, kur ką pakavojai, nes žinok, išvažiuosi metalyną. Va, turim antrą detalę. Bam. Aparatūra. Gali būti užrakinta. Čia būdavo, strikdavo man šitas. Čia eiktų. Čia baisiai atrodo. Niup. Viskas. Su visam. Su visam. Neišpilk vandens. A šitų reiks. Nu, gali pasilikti savo, kad kokią nors dėžutę, jeigu gaminsi. Va. Nu, jeigu veiktų, būtų stebuklas. Realiai. Bet šiaip jos geras kolonkės. Žinau, gali būt, kad jinai gyva dar. Šiaip man jinai veikdavo, aš atsimenu pačią galą, kad jau buvo vieną kartą prilyjus, bet veikia toliau. Nu, žinai, priklauso kiek čia prilyjo to. Kiek to vandens prasisunkė vis tiek. Aš manau, jinai išdžiūtų ir jinai veiktų. Tai gali būt, kad ten aprūdijo kažkas ir tokios šiukšlės susikaupė ant to magneto.
Kiek jau turim aparatūros? Ždės. Stipriako nereiks jaučiu to. Ne, stiprintuvui tai jau kaput. Man atrodo, paliksim jį čia. O, kai sutrupėjęs. Tvarkinga dėžė, tik dabar turės 4 skylutės. Apie šitą blyną, sakai, papasakot. Nu, blemba, čia yra istorinis garsiakalbis. Jisai yra, jau nežinau, man buvo gal 16 ar 17 metų, kai aš jį nusipirkau. Tada buvo pas mane po stalu pajungtas ant mašininio stiprintuvo, bet prie kompo, tada buvo prie buitinio stiprintuvo pajungtas, tada buvo čia atvežtas į kaimą, antram aukšte buvo. Tada draugelis dar nebuvo išsilaikęs teisės, įdėjom jo tėvų mašiną, ten klausydavom muzoną. Tada draugelis išsilaikė teisės, įdėjom į jo krekždę, tada tai krekždai pabuvo, aš nusipirkau polą, įdėjom į polą. Nu ir tai va ir gyvena, dabar jisai, manau, eisi su barika ir dar 100 metų gros. O dedam ant konteinerio, davai, kad pažiūrėt, kiek turime, ne? Va, liuks. Abe užsidarys, kai. Palikai pirmą. Gerai, pradedam nuo mago. Kadangi prie aparatūrų jau čia dirbam, tai ir dirbsim toliau. Normaliai. Ir neturėjo būti, ne? Va. Laidai. Atsijungia. Kas čia toks yra? Alpainas. Bet blemba irgi pelėsiu jau pagavo. Nu, na. Biški gaila dėl šito, iš tikrųjų geras magas. Bet nusivalys. Čia va riebalų kiek visokių. Gerai. Čia yra dangteliai. Kaip matau. Jo. Ir čia atsijungia kažkas. Va. Ir rytą pasileido. Nieko, surinksim. Kaip tvirtai laiko. Va. Gerai, reikia uždėti kitą vairą dėl vaizdo. Ne dėl vaizdo, dėl to, kad eitų pavairuotą. Va. Kaip gražu. Viskas. Jaučiu liko pagrindą ratai. Ai, žinot ką dar? Man reikia duslintuvų angalį nusipjauti, nes aš neradienčio plieno netiduosiu. O, užeikit. Tas vairas tai nu į na. Nebegaliu išjungti nieko. Nu valysim, o ką? Ribotki. Nebedūmija net. Prasigazavo. Ką žinau? Šoko. Ai, čia laikiklis dar buvo. Va. Kažkaip reikia pakelt visą šoną, manau. Ir labai tikiu, kad tai įmanoma. Neatrodo labai stabiliai. Nu ir nėra. Tas priekis. O, gerai, dabar galim jau atsukti. Aha.
labai malonu. Lūžo. Šitą gal atsisuksiu, arba nulūž. Nulūžo. O kaip būtų buvę, jeigu būtumėm tvarkę polą. Būtumėm turėję daugiau reikalų, negu mum atrodo. Opa! Kaip čia gražu viskas. O, čia gražiai. Jeigu kam reikia šitų ratų, R14 tinka Volkswagenams, gal ir šiaip daugiau vagų tinka, tai parašykit į Instagramą. O jeigu nieks nerašys, niekam neįdomu, tai priduosim į aliuminį. Klumas. Viskas. Užsidaro. Tai va, šiandien pasidarėm tiek, kiek galėjom, išserdėm, ko mums reikės. Kai kurias dalis panaudosim į Mersą, kai kurias į Subariką, kai ką galbūt parduosim, gal kažko ir jum reikia, pavyzdžiui, ratų ar vairą Volkswageninę šito. Šiaip biški gaila dėl polo, aišku, bet kaip ir sakiau, šiaip pasvėrus mums nelabai apsimoka jos be prikelinėti, nors ir čia yra daug istorijos su ja, bet vis tiek tenka atsisveikinti. O dabar lauksim tikriausiai, kol atvažiuos tą mašiną pasiimti. Ir viskas. Išvažiuoja polo į Sąvartyną. Šiaip prieš kokias 2 savaitės atgal net nebūčiau įsivaizdavęs tokio vaizdo. Iš tikrųjų tikrai gan gaila. Nu, bet pirma mašina, nėra ko norėt. Pirmos visada labiausiai gaila. Šiaip tikrai liks labai daug atsiminimų su šitą mašiną. Bet nieko nepadarysi, kaip sakant, pilną kiemą lavonų prisistatyti irgi tikrai ne variantas. Tai dabar bus galima investuoti ir į kitas mašinas daugiau laiko skirti. Galbūt netgi į dar įdomesnius projektus negu į tą polo. Dar kas fainiai, ko nepaminėjau, kad pats vairuotojas atsiminė šitą mašiną, šitą kiemą, biškį paklausinėjo, tai irgi tikrai fainas momentas. Tai turbūt belieka tik tais padėkoti visiems, kas žiūrėjot video su šitą mašiną ir paraginti paprenumeruoti šitą kanalą, todėl nes atsikračius šito turėsim daugiau laiko kitiem projektam. Už tavo palinkėjimus, į kalėjimus, sodina į kalėjimus. Mes už tos, kur atstoja pralaimėjimus. Žinai, kam skirta valanda šita. Jau vėluojam, bet dėl to su 5 litrų mašina. Skanam tolimus, niekaip nesugaudysi. Nėra ką aiškinti, tau gal vėliau tu susigaudysi. Ką padarėm, pasiekėm, aš nežinau, gali tai visi. Lai ateina ta diena, kai sužinos, kas tu esi. Mūsų darbo etika. Visi žavisi, pamink tekstus išdėliotų, naktį jį pažadinsi. Mėga valandos minutės, rūksta dūmai, blotai putas, neįdomu, niekas būtent tik žinau, ten susimutin, mes už tai jau taip kaip reikia, iki spoto naktį reikia, mes be proto mėgstam greitai, pasakyk, kad manęs reikia, pasakyk, kad manęs reikia, pasakyk, kad manęs reikia, tik prišoriu ir nereikia lempinių, kiek mumis veikia, atrodo, kad jūs
baigėsi, mūsų darbo etika, visi žavisi, panai tekstus išdėliota, naktį pažadinsi. Tai čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video.